Sveiki visi piešiantys Lietuvos vaikai. Mūsų konkursas jau praktiškai finišuoja. Skaičiuojame paskutinės valandas iki Baltikum ir Cartoon Network vaikų piešinių konkurso pabaigos. Mes taip džiaugiamės visais jūsų piešiniais. Vaikų piešinių konkurso metu Baltikum interneto svetainėje apsigyveno patys netikėčiausi gyventojai. Įvairiausiais pavidalais įsikūnijo programos Cartoon Network herojai. Čia išsirikiavo fantastiniai autorių portretai ir išsislapstė nenusakomos būtybės. Konkurso rengėjus ypatingai pradžiugino vaikų kūryba, darbštumas ir išmonė, o komisijai teks nelengva užduotis iš gausybės originalių išbaigtų darbų išrinkti pačius geriausius. Konkurso galerijoje registravosi vaikai iš visos Lietuvos, vilniečiai, šiauliečiai, panevėžiečiai. Sulaukėme nemažai darbelių iš Jurbarko, Kėdainių, Biržų ir žinoma gausaus klaipėdiečių būrio. Per 4 savaitės prie konkurso prisijungė daugiau nei 100 vaikų. Mes didžiuojamės, kad mūsų svetainėje įsikūrė štai tokia fantastiška vaikų piešinių galerija. Čia tiek daug spalvų, tiek daug jūsų svajonių. Spaudžiame dešinę kiekvienam, dėkojame kiekvienam iš jūsų ir taip norėtumėm kiekvieną iš jūsų apdovanoti. Tačiau taisyklės yra taisyklės ir pagal mūsų konkurso taisyklės atėjo laikas apdovanoti 3 savaitės svetainės lankytojų prizų laimėtojus. Šį kartą Cartoon Network rinkiniai iškeliavo broliui ir sesiai Jonava, Giedriui ir Viltei Tumalakams. Sveikiname laimėtojus! O jei dar nedalyvauji šiame konkurse, skubėk, piešk ir registruokis dabar. Iki birželio 1 dienos, iki sekmadienio dar gali prisijungti prie šio konkurso ir galbūt būtent tau pavyks laimėti planšetinį kompiuterį, paspirtuką ar naują ryškiaspalvį dviratį. Konkurso prizų laimėtojai bus paskelbti jau birželio 1 dienomis. Šis konkursas mums tapo tikra švente. Tikimės, kad ir jūs sugebėjote atrasti naujų progų, galimybių ir naujų talentų. O juk svarbiausia čia laikas praleistas su mūsų mažaisiais, kuris neišmatuojamas jokiais daiktais. Tad smagios, gražios, nuostabios jums vaikų gynimo dienos!